Kažką ten su kompais. Tai va, sveiki gerbėmieji. Vėl mes. Du seni krienai, kurie burzgia apie kompus ir visokias utelės. Dėl utelių termino tai man buvo labai keista, kad buvo vienas žmogus, kur pasiskundė, kad nesuprato, kas tos utelės. O paskui kaip suprato tiesiog. Žmogus iš pat pradžių galvoja, apie ko mes čia apie šitos graužikus šnekam. Norim pasidžiaugti labai, kad taip buvo džiaugsmingai priimtas mūsų šitas tinklalaidė, mūsų šita iniciatyva. Tai iš to ant to hypo iškart dabar kitą jau įrašinėjom. Nesitikėkit, per daug dažnai nebus, bet tiesiog, norim pasidžiaugti, gavom gerų patarimų, tai dabar gal girdit truputį geresnį mikrofoną susiveikiam, pasiskolinom, kol kas nenusipirkom, nes dar nenusprendėm, kokį pirksim. Ir ką ten, jingle girdėjo susiveikiam? Jau girdėjo. Turėjo girdėti. Jau turėjo girdėti, gerai, supratau. Tai štai, tai va, tai ir ką, tai manau, kad per savaitėlį vėl prisirinko šiokių tokių naujienų, tai gal nuo jų ir pradėsim. Čia turbūt dar akcentuočiau, kad nuo praeito įrašo prabėgo savaitė. Taip. Taip, paskutinis vasario savaitgalis daugmaž bendram kontekstui, kad nepasimest laikė. O įrašinėjom prieš tai sekmadienį. Jo, prieš tai sekmadienį. Toks kartais irgi gali užkliūti žmonėm, kad, vienu žodžiu, kada iš čia įrašinėjot, kalbat apie antradienį, tai apie kokį čia laiką, apie kokią plotmę čia kalba sukasi. Tai jo, tai įrašinėjom sekmadienį, paskutinį vasario 2024 metų. Ta tokios naujienos nutiko per pastarąją savaitėlę. Tai iš tokių linksmesnių, kadangi žinia, kad mes šiandien ir užkabinam dirbtinio intelekto temą, tai OpenAI pripažino, jie ten turėjo kažkokį tai masinės haliucinacijas, pripažino, kad yra bugas ir jame paaiškino, kad AI šitie ChatGPT atsakymai yra tiesiog random parinkti žodžiai pagal tikimybės, kaip maždaug turėtų toliau važiuoti. Tai iš principo tai yra autokompletas. Man dar geresnis palyginimas buvo su T9. Tai prasme, T9, jo, ten legendinis. O kai kurie žmonės ten klausinėja, kokius pinigus turėtų plėšti iš klientų, arba ten medicininius klausimus jam uždavinėja, sėkmės. Kas įdomu, kad visgi gana sėkmingai žmonės jau ir prisiteisė pinigų, kreipdamiesi į teismą dėl to, kad jie per kažkokią tai integraciją su ChatGPT gavo neteisingą pasiūlymą arba neteisingus įkainius. Žodžiu, užsisakė paslaugą, mato, kad sąskaita ten 10 kartų didesnė ir toks what the fuck, ta prasme, guys. Tai ChatGPT pasakė, tai negi ChatGPT meluos. Taip, ChatGPT meluos, nes jis nesąmonė šneka. Nesupranta, ką šneka apskritai, ta prasme, tas toks autokompletui suprasti ir nereikia iš esmės. Taip turėtų tik, tai gal tik. Taip. Tai va. Gražiai atrodo. Ir su šituo dirbtiniu intelektu AI, tai naujas terminalas ant Linuxo išėjo. Ir jis jau buvo, kurį laiką sukosi ant Macos, dabar jis subildino terminalas, jis yra rastų parašytas, uždaro kodo, naudotis turi turėti akauntą. Taip. Ir kad pilnai galėtum išnaudoti, tai turi mokėti pinigus. Ir jo privalumas, tai integruotas AI. Aš gal kaina privalumas. Privalumas, kad turi susimokėti, žinai. Kam? Nemanau, kad vartotojai privalumas, kad jis turi susimokėti. Nežinau, dabar tų terminalų emuliatorių aš šimtais dabar naudojamų, plėtojamų. Ta prasme, kiekviena grafinė aplinka ten savo turi ant rasto hypo alakriti, visai prilipo daly distribucijų. Aš kaip supratau, šitas naujas terminalas, Warpa. Nes šitas naujas terminalas irgi pagrindu šito alakriti bibliotekos, kuri irgi ant rasto parašyta, tai truputėlį juokinga, kad bando išrasti naują dviratį ir iš naujo dviračio dar užsidirbti, bet tarkime.
Nu, žinai, turint omeny, kad, man, kaip suprantu, pirminė publika yra vis tiek Apple useriai. Tie pinigus mėgsta mokėti. Bet kiek Apple useriai terminalą naudoja, man toks klausimas, bet kyla. Matai, vis tiek nemažai programuotojų naudoja Mac. Ant Mac'o dirba. Aš aplinkoje galiu pasakyti, ypač webo kokie, tai jie labai ten, tipo, maždaug, vis tiek tenka pripažinti, kad neblogai tenai viskas veikia, kas turi veikti. Čia, aišku, ginčių reikalas, bet... Aš laikausi nieko garsiai blogo nepasakęs, nes nebaigsim. Jo, mes šitą nebaigsim, bet čia, kaip sakyti, taip nuolankiai, jeigu žiūrint, ten yra privalumų. Tas, kas naudoja, tai patinka, man niekai nepridėjo. Tie užapalinti kampai tokie faini. Ja. Korpusas vėsus prilies, ten visą kitą. Ja, tai. Ten, žmonės, kurie naudoja, tiem patinka. Ir tarp jų yra nemažai šitų programuotojų, tai jie, ko gero, tą terminalą panaudos. Man šiaip įdomu, kaip geografiškai tas apskritai Apple kultas yra pasiskirstęs. Taip, mes Lietuvoje daug kas tos Apple'us turi, bet kokie amerikiečiai tai iš viso juokiasi, kad, pas mus, žinai, nuo ten 19 vos ne kiekvienas pilietis turi. Tai prasme, bent 2 device'us. Ten su iPhone'ais tai yra statistika, galima pažiūrėti, kurie populiariausi. Tai bet su pačiais laptopais ar tenai desktopais tai neįsivaizduoju. Čia toks irgi pasvaičiavimas iš pusiau iš lempos buvo, pusiau iš eilių naujam makosui išėjus, MacBook'ai naujam išėjus. Ja. Kada paskutinį kartą prie elektronikos parduotuvės kempinai? Niekada. Praradai gyvenime turbūt kažkas. Supranti, ten su žmonėm reikia kažkaip, tai jis gali priek pabendrauti, tai gal tiek to, aš apsėsiu be to. Mes turbūt truputėlį pažengėm toliau evoliuciškai nuo amerikiečių, ne tik, kad nebenaudojam čekių sistemos, bet ir interneto apsiperkam. Jo. Kas palauksi šiek tiek, bet nereikės bendrauti tenai su tais visais kitais fanais. Dar grįžtant prie AI, kas ten, Google'as kažką pristatė? Čia Google'o naujas engine'as. Kaip čia dabar šitas akronimas desikoduoja Large Language Model. Jo. Išleido kažkokį tai Gemma. Gemma, jie savo tą, kaip sakyk, biblioteką, tą variklį padarė open source. Bet reikia paminėti tai, kad tas variklis, tas Gemma, naudotas Google'o dabar labai prominamam tam Gemini modeliu. Google'as open source tai, ant ko jis treniravo savo tą AI. Man visada tų kelia klausimų, ką reiškia open source'as. Dabar, ką reiškia open source'inis modelis? Taip, kaip jūs aptreininot, galbūt papublikavot, bet, datasetai visi yra, turbūt... Datasetai yra kažkur tai nukosėti, paimti vieši savo, turi jie begalę userių, iš jų jie labai pasitreinė. Ir ko gero kažkur tai vartojimo sąlygose įrašyta, kad jie gali naudoti jūsų duomenis, kaip jie nori, ir jūs nieko dėl to negalit padaryti. Tai turbūt gal net ir ankstyviausias, vienas iš ankstyvesnių buvo, kur jie savo captchos paslaugą siūlė, kur, ta prasme, turi, žodžiu, transcribintų knygų visą katalogą ir į captchą įkiša ten gabaliuką iš knygos. Jo. Ir žmonės bando atspėti. Jo. Tu tenai gali neteisingai atspėti, vis tiek bus gerai. Taip. Kaip pakankamas kiekis žmonių, tai susiveda. Gerai, open source'as. Valve'as open source'ina savo Steam Audio. Jo, ar Valve Audio. Steam Audio. Jo, jie open source'ina savo Steam Audio SDK. Kas nežino, Steam Audio tai yra erdviniam garsui žaidimuose skirta biblioteka. Tai yra, ypač tuose 3D žaidimuose, kur pasvaikštai, tai žinai, tas garsas, kad būtų ten, iš kur turėtų eiti, irgi ten yra reikalų. Valve'as vis tiek su šituo pažįstamas ir jie savo šitą siūlė ir anksčiau šitą dalyką. Tiesiog dabar jie jį open source. Ok, pačiu licenciją. Prieš tai buvo closed source dalykas ir... Tai čia oficialiai integracijas pateikia ir Android'ui, Unity'ui. Jo, visur kam tik gali. Valve'as, kaip Valve'as, žinau.
Jis mėgsta kuo daugiau išplėsti. Nu ir šiaip ir API providina, kas net taip dažnai pasitaiko, dažniau panašaus pobūdžio bibliotekas, tiesiog ištrenkia, va čia Unity, čia Unreal Engine, čia kokie, nežinau, gaudotai ir toliau apsišykit visi, darykitės kaip norit. Jo, čia jie duoda visam, kam gali ir veikia irgi kaip ir priklauso. Normaliausia operacinėse, tai Linux'e veikia. Ir viskas. Ir kitur veikia. Šiaip Valve'as, kaip sakai, nors ir yra ta big corporation, jie ten tuos ir developerius truputį trešia, 30% nuo pardavimų pasiima. Bet jie mėgsta dalykus open sourcint ir imti iš open source community. Na, bet, ta prasme, taip turbūt kolaboracija ir veikia, nes, Jo, tai, nes šiaip nemažai tų didelių korporacijų jas mėgsta pasimti. Ir po to teistis, kai Hebra prisiknisa, kad jūs Hebra pakeitimų, čia GPL'as, o jūs pakeitimų negrąžinat. Pakeitimų negrąžinat arba nieko neduodat. Ir, kaip sakai, didžiulės korporacijos mėgsta, maždaug mes naudojam šitą biblioteką, kurią vienas žmogus tenai maintainina nemokamai, bet jeigu koks bugas, taigi sutvarkyk, bet mes už tai nemokėsim. Taip. Nu, tai, kaip sako, laba diena, Valve šito požiūriu, bent jau man jis jau seniai patinka. Nes ir šiaip aš dabar galvoju, jeigu kurį laiką, Steamosas, jie kartais ne nuo Debiano pradėjo. Taip, pirmas Steamosas, antras buvo Debiano. Kiek ten turi iteracijas. Jo, pirmas Steamosas buvo ant Debiano pagrindo, bet kažkas nepaėjo. Nu, jie norėjo desktopinę turėti. Taip. O dabar jie tada jau, kai jau pradėjo, susigalvojo paleisti Steam Deck'ą, tai Arch-based, nuo nulio padarė ir tiesiog turėjo savo hardvarą. Tai žinai, jie gali susikoncentruoti tai ir padarė. Tai ir tas labai akivaizdžiai pasiteisina. Tas Steam survey, kur būna klausimas, kas ką naudoja. Tai dabar Linux'o userių procentas gal 3%. Man atrodo daugiau negu Mac'o čia prieš kiek čia laiko aplenkė. Jo, tai reiškia, jam tai pasiteisina, labai pasiteisina, nes, kaip sakau, Linux'ą vartoja žmonių Valve dėka daugiau negu Microsoft'o dėka. Dėl ko žmonės pereina per Linux'ą? Nes užknisa Microsoft'as dažniausiai. O pagrindinė priežastis, kodėl negali pereiti, nes neveikia Windowsinis softas. Žaidimai neveikia. Arba Protonas, Protonas ir Vainas ir ten visi vediniai. Aš jau nebesuskaičiuoju, tiesą sakant, ant Vaino jau pastatytų produktų. Ten vienaip ar kitaip susijusių irgi gyvas galas, ten ir visokie bottles ir kas tik tai nori. Bottles yra Vaino toks wrapperis. Wrapperis, jo, Lutris vėl tas pats, ta prasme, kur. Bet, ta prasme, iš tos pusės žiūrint, kaip ir Valve, ten vyksta apsikeitimo. Jo, apsikeitimas vyksta su kažko. Valve'as gerai padarė, sukišo pinigų nemažai, nes jie kažkada supyko ant Microsoft'o. Tai gerai šiandien. Taip, atsirado naujas žaidėjas. Nes šiaip, aš truputėlį su kita naujiena užmačiau pokalbius apie Steamosą, apie dabartinį Steamosą, kadangi vis randasi ten kokia nors kompanija, kuri sugalvoja irgi daryti kažkokius tai handheldinius device'us. Čia, man atrodo, viena buvo, aš dabar galvoju, ar Pine Pro, Orange Pius, man atrodo Orange Pius. Jo, Orange Pius. Dar vienas iš konkurentų Raspberry, tai jie čia irgi paskelbė, kad čia darys ten žaidimų konsolę, visą kitą. Ir ten sklido gandai, kad gal netgi jie naudos tą patį Steamosą, kad būtų iš softo pusės compatible su Steam Deck'u, hardvaras ten biški kitoks. Bet iš tų kalbų, kaip supratau, kad tas paskutinė iteracija Steamoso yra uždaresnė, ta prasme uždara, sąlyginai. Tiek developmento klausimų, kiek tai įmanoma. Tai vis tiek, tai yra jų produktas. Tai yra jų produktas ir man taip visai įdomiai žiūrisi iš dabartinės perspektyvos, kadangi toks naujas produktas atsirado ir jie ten su tuo savo osu, Steamosu, taip kaip ir konkuruoja ir ten atitinkamai kai kurios dalykus lyg ir uždaro. O šiaip, aš vėl nenoriu paleisti dar to Steamoso, šiaip tekę su Castellaro susidurti, kas tai per daiktas. Ne, žinok, neteko. Dabar aš galvoju,
Atrodo, gal ir, jo, originaliai, man atrodo, tai vadinosi Castellaras ir tokia viena mergina iš JAV sugalvojo užpildyti augmented reality, tą tokį Segmentą. Visi segmentai, jos, sakykime taip. Jos ten originali mintis buvo tokia Jerry Ellsworth. Jos originali mintis buvo panaudoti AR technologijas stalo žaidimų. Ko pasiekoje, nu žodžiu, akiniuose projektorius, atsispindi nuo tam tikro paviršiaus plokščio ir tada akise sudaromas trimatis vaizdas, kaip antai ten dabar galvoju, iki 9 colių ar ten iki gero sprindžio, vienu žodžiu, figūrėlės ant to stalo. Ir kodėl aš ją prisiminiau, nes ją buvo Valve, jinai savo tą projektą turėjo, kickstartino, surinko kažkiek tai pinigų, tada prisijungė investoriai, ten investoriai biški pavedė ją, tada jinai gražino pinigus ir produktus Kickstarteriam, šitiem, nežinau kaip vadinasi, Kickstarterio dalyviai. Rėmėjai, ačiū. Ir po to ją pakvietė Valve prisijungti ir developint šitą technologiją su Valve. Jinai tam porą metų padirbo, ar kiek tam to laiko, man atrodo apie porą metų. Kažkaip Valve galiausiai nusprendė, kad jiem jau nebeįdomu tie stalo žaidimai ir jie buvo tokie visai atviri leisti tai merginai pasimti tai, ką jinai išdevelopino su komanda dirbdama Valvei ir pasimti tą visą įdirbį ir toliau plėtoti savarankiškai. Ta prasme, gana atvirai nepribojo ten kažkokiais non-disclosure agreementais ir kažkaip labai... Ir negaliausiai išleido tą produktą, turiu jį, bet užbrikinau ne taip seniai, tai galėsiu atsinešti parodyti, gal įdomus. Nu, gal atbrikinsim. Jo. Esu telefonų keletą užbrikinęs ir atbrikinęs, tai galima pamatyti kažką. Sakau, nors Valve yra kaip didelė korporacija, bet nėra tokia labai evil iš šono žiūrint. Nu, jo, čia netgi gal net ir iš šono, ta prasme, gana daug dalykų kartais net nežinodami iš jos indėlio vartojom. Ta prasme, tie patys iš Protono atėjo visokie patchai, update'ai, Vulkan integracijos. Ta prasme, nes aš asmeniškai Vainą tai gana neretai naudoju, gana dažnai vartoju, tai naudoju. Nu, tas pats Steamas. Jo, tai aš, pavyzdžiui, tas, kaip sakei, tas Lutris arba tas Heroic, koks nors Epic Games, taigi jie nekenčia Linuxo ir nieko neduoda, bet per Heroic parsisiuntė žaidimus ir žaidė. Tiesiog, ir viskas. Nu, toks visai, nežinau, iš dalies tai man patinka tas motyvas, kad atsirado kažkoks lėris papildomas, kuris leidžia neapriboti galutinio vartotojo. Ar tu ten ant, nežinau, skalbenkės žaidėjai, ar nu, tas toksai, kur šiek tiek mažiau lieka to tokio vendor lokino, kad tau reikia turėti specifinę konsolę ir ant tos specifinės konsolės tik tam tikrus žaidimus gali pasileisti, žinai, nes tai yra... Tik taip. Tik taip, ne kitaip. Ui, čia dar iš tų tokių linksmesnių, nežinau, man tai buvo labai keista, nu, kaip keista, baigiam praeitą savaitę įrašą daryti, grįžau namo ir paryčiais ten vienas pažįstamas rašo, ten ryte sako, o, blemba, gavau iš vartotojų alijanso, ten mailą pranešimą, žodžiu, ten su CTB truputėlį dalykai pajudėjo, čia ten tokie, nežinau, kada čia 19, man atrodo, ne, 21 metų vasarį buvo čia toks incidenčiukas, tiesa, naudojasi CTB, patekęs į ten tą visą... Ką dar esu, naudotis tai naudojasis, ko gero duomenys kažkur mano nugulė tenai pas juos, nu tai senai naudojuosi, gal nuo pradžių, tai jo, tai tenai, bet aš aišku nesigreipiau, nes kažkaip tingėjau. Taip. Tai bendrai kontekstui, nu, žodžiu, 19, kodėl man 19, 21 metais. 2021. 2000, svarbu labai šitas motyvas. Jo, 100 metų ten, 100 ten. 21 tiesiog nutekėjo į forumus CSV failiukas su, iš esmės, credentialais, CTB vartotojų, credentialais, username'ais, vardais, pavardėm, asmens kodais, mailais, ten hashų, passwordo, kurį laiką CTB, ten kompanija po CTB sėdinti, ten raitėsi, kol galiausiai valstybinė duomenų inspekcija atėjo, skyrė jam baudą tų pačių metų gale, lapkritį.
ten 100 000 gal eurų, aš kiek atsimenu, dar stebėjau ten atsakymus į TB viešus, kaip jie ten raitėsi, kad jie neturi pinigų, kaip jie čia suinvestavo daug, ten užsipirko, vienu žodžiu, ten kažką. Nacionalinis Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras irgi ten padarė kažkokią tyrimą. Sako, jūs hebra, nedekvačiai backupų saugojat. Ta prasme, nežinau, ar ten Google Drive, ar ten kokiam atviram Amazono cloud'e. Žodžiu, ko pasiekoja, ten CTB raitėsi, susimokėjo kažkada tą sumą. Bet atėjo toks vartotojų alijansas, ten keletą įvairių asociacijų jungiantis vienetas ir pabandė surinkti žmonės grupiniam ieškiniu. To grupinio ieškinio kokį pusę gal metų, ten porą šimtų gal žmonių susirinko. Ir to grupinio ieškinio esmė maždaug mes patyrėm neturtinę žalą, neturtinę žalą ir mes norim po 300 eurų. Aš galvoju, gal aš ir kreipiausi. Kažko, man atrodo, jie ten buvo išsiuntinėję kažkokį tai formelę. Jo, tai ten puslapis yra, prisijungus prie to puslapio, kažkokį ten statusą pasižiūrėti galima ir žodžiu, ten gana... Reikia paieškoti. Tas puslapis dar gyvas ir tas loginas dar gyvas. Ir ten su to grupiniu ieškiniu kreipėsi į teismą. Vėlgi čia 2022 vidury, ten teismas atmetė tą kreipimąsi, tada jie kreipėsi apeliacijai. Ir apeliacinis teismas grąžino šitą bylą Vilniaus apygardos teismui svarstyti iš naujo, nes, ta prasme, jų argumentas buvo, kad jūs nepagristai atsisakėt svarstyti šitokį ieškinį, nes, vis tiek, čia porą šimtų žmonių, realiai problema nutiko, ta prasme, čia institucijos įvertino ir pasakė, kad tai buvo neadekvačiai elgiamasi su duomenim, su badaru ir visą kitą. Ko pasiekoja prie to grupinio ieškinio dar ten žmonių prisijungia 150. Ir suma, kurią dabar bando išsikalt, konkrečiai žmonėm, konkrečiai vartotojam, jau siekia irgi apie 100 000. Ir praeitą pirmadienį, prieš savaitę, prieš savaitę vėl teismas atmetė, kreipimąsi su ta mintim, kad mes pripažįstam, kad čia buvo pažeistos jūsų teisės ir nesilaikyta badaro reikalavimų. Bet man pofik. Bet jūs gal bandykit kreiptis individualiai. Tada aš apseisiu. Ta prasme, vartotojų alijansas, kaip supratau, jie vėl gali kreiptis apeliaciją, kreiptis iš naujo per šį mėnesį ir jie teigia, kad kreipsis ir kad tiem grupinio ieškinio dalyviam kaip ir nieko nereikia papildomai daryti. Bet jau jie iš esmės į šitą visą bylinėjimas jau sukišo ten 20 000, 25 000. Ir tikisi biškį gaut gražos. Ta prasme, ir šiaip čia, aš kaip suprantu, kad tai yra vienas tokių pirmųjų grupinių ieškinių Lietuvos. Aš, nesu susidūręs, bet man toks vaizdas, kad nelabai... Bent jau iš vartotojų pusės ko gero, galbūt buvo kokios nors įmonės, kad kreipėsi, bet iš vartotojų pusės, ta prasme, paprastų mirtingųjų, tai, man atrodo, pirmas. Bet čia to pirmo ieškinio teismo atsakymas ir buvo, kad jūs čia juridinis asmuo ir kreipėtės už grupę žmonių. Mes čia kažkaip čia taip negerai. Bet šitą atsakymą įvertino apeliacinis teismas kaip bogus ir kad jie turėjo priimti, ta prasme, iš juridinio asmens kreipimąsi, kuris apima krūvą privačių asmenų. Toks, sakau, ir dabar jau nežinau, beveik, faktiškai lygiai 3 metus tąsosi ir tas toksai pasakymas, kad jūs, mes vieno ieškinio neprimsim, bet davai parašykit, kreipkitės 300 žmonių individualiai, tada bus jėga. Ta prasme, su vienu ieškiniu 3 metus tąsosi, ta prasme, tada skundžiasi, kad nėra laiko, per daug čia visokių kreipėsi, besikreipiančių. Pabandykit tada dar daugiau, ta prasme. Mums po vieną nagrinėti paprasčiau negu vieną didelį. Toks fakt. Įdomus argumentas. Dėl lygų Microsoftas parodė, kad nemoka saugoti duomenų. Savo. Bet tai čia nežinau, ar čia pirmas kartas. Ne pirmas, bet tiesiog įdomu, kad žmonės, šitie hakeriai, sakykim taip, gavo visokių
kaip tu ten sakei, C-level žmonės, sakai, CTO, CEO. Jo. Ir iš jų mailai iš principo. Ir credentialai šių. Mail credentialai buvo nukosėti, nulykinti. Tai sakant, tai parodo, kad nelabai Microsoftas su savo security policies, practices rimtai į tai žiūri. Dabar turės pradėti rimtai žiūrėti. Šiaip galvoju dabar, anksčiau tai toksai būdavo, tokia situacija, dabar galvoju su 11 Windows'ais gal, kur oficialiai paskelbė, kad ten atleidžia ant tūkstančių QA žmonių, ir tada išleidžia naują update ir ten ant mašinų nebesibūtina. Nu, labą dieną. Nu, čia bent toks paralelė, kur... Aišku, mes negalim neužvaryti ant Microsoft. Nu, kaip tokia puikia proga praleisti. Negalime, čia priklauso. Šiaip nuo senų laikų. Ten visus tos have I been pwned saitus atsidarius, ten LinkedIn lygas, jau aš nežinau, kiek ten metų. Taip, bet pačiam viršui kabo, ta prasme, pagal kiekį, pagal apimtis. Ja, nu žodžiu, liūdnesnis. Šiaip, nu, vat, vėlgi, dažnam piliečiui, sakykime, kultūringai taip, iškyla klausimas, nu, kas iš to, ta prasme, nu, vat, nutekėjo čia tie mano pasvardai, ta prasme, nu ir ką. Nu, pasakysi pasvardą ir ką. Nu, ta prasme, vis tiek aš čia Facebook'e, viskas internete. Jo, viską viešai, aš savo vardą pavardę demonstruoju, nebent esu feikinis profilis, tai ten būna Daiva nežinau, su viena nuotrauka. Arba Kroitus. Su avataru. Taip. Bet jie sakant, bet vat įdomu, mano, jeigu kas paieškotų Kroitus, nu mano vardą pavardę greit surastų. Nu taip, Ir čia aš, kaip sakyt, man tiesiog paprasčiau. Vardas vienas, nikas. Ne viskas Unicode'ą palaiko. Ai, na, okei. Vis dar. Tarp kitko, įdomus dalykas. Šiaip, jeigu esi bandęs pasvardą vedi, tai pagal visas tas pasvardų skaičiuoklės, žinai, tenai parašau, backups lokai, skaičiai, special simboliai. Tai iš principo lietuviškos tos raidės, ten A, nosinės, visos čia, jos ko gero priskaito prie specialių simbolių. Nes įkalk vieną, iš karto tavo pasvardo saugumo salė padidėja. Bet į Google tu neįkiši. Ai, sėdė. Google pasvardai nepalaiko Unicode'ą. Okei. Ta prasme, aš kažkada bandžiau. Aš kai šitą atradau, kad tipo, idėja kažkur tenai nosinė ar tenai čia ir tavo pasvardas tipo, bus labiau saugesnis, pabandai Google, jis sako, not allowed. Okei. Tai labą dieną. Bet tai kaip, ta prasme, iš dalies man ir ta CTB istorija primena, kur nu, tai jie ne tik, kad nesaugojo savo backupų, bet, nu, ta prasme, leido pasvardui naudoti 4 raidžių vardą. Nu, tai kas čia yra per produktas, kuris, nu, šiais laikais leidžia fucking užsiregistruoti su 4 lotyniškos abėcėlės simbolių pasvardu, kuris sutampa su vardu, kurį irgi suvedi tą pačią formą. Nu, turi būti kažkoks password policy, bent minimalus, labą dieną. Nežinau, ta prasme, ir ta pati rotacija pasvardo, ką jinai priduoda, kartais priduoda tai, kad žmogus tiesiog ant popieriuko įsideda į spintelę ir... Jo, tas pasvardų, priverstinė ta pasvardo rotacija kaip sakė, ant popieriaus atrodo gražiai, bet praktiškai ne visai. Geriau turėti vieną, ne tai, kad vienam servisui turėti vieną pasvardą pakankamai saugų, kitiem tenai kitokį, negu turėti, jeigu jį kaitaliot, kas tenai turėti 3 pasvardus ir jos kaitaliot. Atsimenu, bankas, kuris būdavo, tu negalėdavai panaudoti, reikalaudavo kažkiek laikas pusmetį pasikeisti, negali seno naudoti. Svetbankis, man atrodo, šitą bet dabar nereikalauja pasikeisti, nes man atrodo, gal jam pasakė, kad čia bullshitas ir tiesiog žmonės tada prideda vienas gale, 2 ir rotuoja. Skirtingas pasvardas, skirtingas. Bet, ir kas kartą bandydami prisijungti frustruoja. Lemia, čia kelintas jau, 5, 6 ar 13. Man šiaip iš tų praktikų dar visai smagu buvo ta tokia idėja, kad kiekvienam servisui unikalų mailą turėti.
ir gana greitai išlenda, kad vat, staiga ten mailo dėžutė, kurią naudoji ten prisiregistruoti prie kažkokio tai, nežinau, ten prie kokio game ar prie kažko, tai staiga pradėjo rastis daug spamų. Nu ir iš karto galima kelti tokią teoriją, kad, nu, žodžiu... Ar kažkas nulykino, ar kažkas pardavė? Taip, ar kažkas nulykino, ar kažkas pardavė, nu kas, nežinau, labiau tikėtina, kad pardavė turbūt, bet, nu, priklauso, nebent tai yra Microsoft. Jo, tikrai pardavė. Nors Microsoftas šiaip irgi prekiauja, bent jau anksčiau buvo ta problema išlindus, kur, nu, žodžiu, vidiniai senos darbovietės mailai Outlook'o, kurie, nu, nefiguruoja niekur, nei vardu, nei pavardė, nu, žodžiu, atviram internete ir staiga, vat, visiems darbuotojams pradeda įt spamas į konkrečias dėžutės, sukurtas ten ne anksčiau negu kažkada, tai ir ne vėliau negu kažkada. Tai po to išlindo, kad tas pats Outlook'as, iš esmės pardavinėjo mailus, ta prasme... Spameriam. Gal, nu, grubiai spameriam, taip. Bet praktika tai tokia gal ir nebloga, bet, nu, tu dabar vidutiniškai kiek servisų turi? Bent 30. Tai ir tiek mailų prisikurtai dar, kaip sakyt, hemorojus. Aišku, yra tas dalykas, nežinau, kaip kiti standartiniai šitie pašto provideriai, bet Gmailasgi turi tą tenai taškų pridėliok kai kuriuose vietose. Gerai, jeigu ilgas username'as. Jeigu kaip mano, kad tenai koks nors ne pats ilgiausias, nelabai jau sufigūruosi. Bženčiščikėvi. Ja, arba tai jo tasai. Ai, pala, dar galima standartas, plus Ai, ar kažkas, ten jau vis, čia jau yra šitų mailų standartas, kad po pliuso, kas tenai nesiskaičiuoja iki etos, man atrodo. Taip. Tai tenai, man atrodo, bet kokį gali taip suvaryti, bet... Man atrodo, Google'as mailing listuose šitą patriną naudodavo po pliuso ten Fredo identifikatorius ar ten kažkoks, aš jau nepamenu, bet jie enkodinant, nu, šitam Google mailo, kaip vadinasi? Nu, mailo grupės. Jo, nu tai mailing listas grupiai. Jie šitą vat, visą išnaudodavo po pliuso, išnaudoja kažkokiais tikslais, aš dabar nepamenu kokiais, nesigilinau pakankamai, bet... Toks. Na tai, jeigu naudoti tokią praktiką, tai vat pasinaudoti šitokį. Plius kažkas, mailas, plus servisas, Taip. Mailas. Nu, vat, ir tada žiūrėti, kas yra didžiausias voločiai. Aš spėjau, gal jau egzistuoja, turėtų egzistuoti kažkokių sprendimų korporatyvinių, sakykime, tai va tokius daiktus generuotės ir ten į atskirus, žinai, boksiukus gražiai įsidėliotą į... Jeigu nėra, tai idėja startupai. Kas netingės padaryti? Koks Nordas ar Protonas, reikėtų pasižiūrėti, ką jie siūlo jau kažkaip. Šiaip, dėl to klausimo, kas iš tų lygų, kas iš tų pasvardų, turbūt viena iš problemų, kad dalis žmonių, kurie tam grupinėme ieškiny dalyvauja, tai atskundėsi, sakė, nu, man čia Spotify'ų nupyzdino. Ar ten Reddito accountą nupyzdino, nu, tiesiog naudoja tą patį slaptažodį, ar ten pabrutė forsino, ar kažką. Kitas variantas susijęs su kita naujiena, vėlgi šią savaitę išlindo toks įdomesnis reikalas kaip Logbito visa infrastruktūra, tarnybos saugumo jungtinės užrišo. Kas tas Logbitas, turbūt pirmas klausimas, tai čia toks, kaip čia grubiai pasakius, įmonė, kuri pardavinėja ransomware, išpirkos prašymo softą teikia kaip paslaugą. Aha. Ta prasme, jie kuria softą, tą softą plėtoja, suteikia infrastruktūrą ir tą nusipirkus tą softą, jį galima bandyti kam nors pragrūsti kokią nors kompaniją. Jo, kad tas ransomware'as dažniausiai kaip užlokina, enkriptina. Jo, čia konkrečiai kriptolokeris, taip. Jo, užkriptina, tu sumoki ir greičiausiai vis tiek neatgauni. Šiuo atveju atgaudavo žmonės, bet ten tokių, kur ta prasme enkriptina ten krūvą failus, su printeriu atspausdina pranešimą, kad davai susimokėkite, žodžiu, ten pakeičia wallpaperį, ten kažką. O va šitas Logbitas, nu, turbūt gana smarkiai išsiskyrė tuo, kad gana aiškiai ir atvirai tai buvo teikiama kaip paslauga. Nu, ta prasme, kaip korporatyvas veikia realiai didelis. Ir šiaip ten nuo 2019 daugmaž 100 milijonų nuostolių skaičiuoja žmonės ten per visą pasaulį, ten ir bankai, ir ligoninės, ir vienu žodžiu, ir valstybinės kitokios institucijos. Kas linksmiausia buvo, kaip pirmiausiai sužinojo žmonės apie tai, kad
šitą Logbito Hebra bent jau daug maž parišo, tai buvo pakeisti Oniono jų saitai. Ta prasme, defeisino, ta prasme, šito korporatyvo, sakykime taip, Oniono saitus defeisino su informacija, kaip atsilokint savo. Iš esmės, ten kartu dirbo ten krūva skirtingų šalių saugumo tarnybų, ko pasiekoje pagavo keletą porą Lenkijos piliečių, vieną Ukrainos pilietį, porą amerikiečių, dar ten paieškomi du bičiai Rusijoje, kurie yra žinomi. Šitoj, kaip sakyti, šitoj rinkoje. Jo, ta prasme, ne tik kad rinkoje, bet jie žinomi kaip to korporatyvo darbuotojai. Ne, ta prasme, ne tie, kurie pirko paslaugas, bet kurie prisidėjo prie. Jo, dirbo realiai. Sakau, čia toks reikia žiūrėti jau turbūt labiau korporatyvo terminais. Čia filmas gali. Ta prasme, čia toks apie piratėbėjų. Tai pastatė filmą, pusiau dokumentinis. Aš man atrodo irgi tik tai ištraukas. Piratėbėjus, nuvygiai Piratų partiją tenai kūrė, o apie Piratų partiją, oi, I've got a story to tell. Bet čia kitam kartui. Taip. Bet čia praeitas iki šiek tiek užkabinom tą Piratų partiją ir lietuviškus renginius, bet čia prie to reikės šiek tiek sugrįžti. Jeigu šiais įplėtosim, čia jūs nieks neišklausysite iki galo. Nes ir praeitą, ir po pirmo įrašo šiek tiek žmonės skundėsi nusigandę, kad čia, valanda, palaukit. Nu, mes turim kur patobulėti. Hebra, mes niekada to nedarėm. Aš iš vis podcastų praktiškai neklausau. Tik dalyvauju. Gerai, tiek to aš. Gerai, grįžtam prie ką kalbam. Tai taip, Logbito, tai, žodžiu, visai smagi istorija tokia dabar skalambėjanti. Ir šalia beveik kitą dieną išlindo dar toks kitas linksmesnis momentėlis. Avastas, Simatekas, Avyras, Įsiklynė, Rekuva, Defragleris, čia tokie dalykai, kur... Kiekvienas must have Windows useris. Gal aš dabar nežinau, kas dabar Kasperskis gal populiariausia, prieš 20 metų. Dabar jau Kasperskis turėtų būti labai populiarus. Turiu vieną Windowsinį, kaip sakyt, kompą, tai tenai naudoju SPK. Defenderį. Windows Defender. Ta prasme patį defaultinį. Tai vienu metu visai smagiai veikia, tiesą pasakęs. Jo, prieš tai kažkada Defenderį naudojau, nes jis turėjo tokią dalyką. Išleidžia naują versiją, seną paleidžia nemokamai. Okei. Nauja versija, sena nemokamai, su visi update eina, viskas tvarkoja, bet tiesiog ten tipo varikliukas senesnis ir dėl to kažkurio metu naudoju. Aš šiaip tą Kasperskį tai neveltui užkabinau, čiagi buvo tas metas, kai kiekvienam Lietuvos pašte galėdavai rasti Kasperskio kompaktą, aišku, 10 metų senumo pardavinėjimą. Ar tai būtų Raseinių paštas, ar tai būtų ten kokios seniūnijos... Savivaldybė. Jo, 8 metų Kasperskis, 18 ten ir senesni. Tai gerai, čia nukrypom. Tai kas ten su tuo Avastu? Oi, tai visų pirma, čia, gerai, tada turbūt reikėtų grįžti prie valdžios institucijų. Amerikiečiai turi tokią instituciją, aš nežinau, FTC, kaip jinai čia lietuviškai verstusi, Federalinė prekybos komisija, rūmai, kurie ten apima keletą padalinių, kurie vėlgi apsiema šiek tiek vartotojų teisėm, kas yra truputėlį keista, amerikiečiai vartotojų teisės. Įdomu. Bet jie turi tokią instituciją, kuri apima kelias asociacijos, kurios kalba tame tarpe ir apie vartotojų teisės, ir apie reklamą. Jie prašo Avastui susimokėti 14 milijonų už tai, kad jie per visą savo produkciją siūlė, vienu žodžiu, kibernetinės saugos priemonės, įsidėti ten šitą toolbarą į browserį, kuris turėtų apsaugoti jūsų browsinimo istoriją ir ten kukius ir visą kitą. Ir lygiagrečiai visų lankomų puslapių urlus ir šiek tiek turinio iš esmės vogė, siuntė į savo centrinius serverius ir pardavinėjo. Ir visa šita situacija vyko mažiausiai, visas šitas rinkimas ir prekyba mažiausiai tarp nuo 2014 iki 2020 mažiausiai. Apie 20 metais čekų,
Čekų atitinkamos tarnybos prisikabino ir išsimušė, nu, žodžiu, baudą ir ten pasižadėjimą nieko nebetęsti šitos praktikos. Prabėgo dar 4 metai ir amerikiečiai atsibudo, kad, žiūrėkit, čia jūs išpardavėt visą šitą informaciją, amerikiečių vartotojų ten tiek ir tiek milijonų ir, nu, žodžiu. Tai dabar, kaip sakant, toks... mokėkit už tai. Mokėkit. Man šiaip labai buvo naujiena tokia, kad va, Avastas jau yra didelė šeimos dalis, sakykime taip. Ten per pastarosius 20 metų jie ten susijungė, susimeržino, susibendravo, nusipirko, parsidavė. Ir Nortonas, ir Avaga, ir Simatekas, ir ten visa ta hebra. Jo, tai keista atrodo, tai skirtingi tenai produktai, ten visiškai atrodo, konkuruojančios antivirusinės. Pasirodo tas pats. Tai ta prasme, šitų antivirusinių kūrėjai ten N metų tarpusavį teismuose prasikalė. Ten iš tos serijos, kad jūs čia pavogėt iš mūsų varikliukų. Ne, tai jūs čia pavogėt. Ai ne, tai jūs iš mūsų pavogėt, tada mes iš jūsų pavogėm po to, kai jūs biškai paupdeitinot. Ta prasme, to korporatyvinio špionažo ten, metai iš metų. Pasirodo viskas, dabar viskas po vienu sparneliu. Nu, toksai, kur. Aš tik kaip pagalvoju, man šitas visas antivirusinių balius turbūt buvo priežastis, kodėl spjauju Windows'e. Jo, nes kažkurio metu buvo antivirusinės reikia, bet kai tu ją paleidi, tai kompas stabdo nesvietiškai. Dabar kažkaip gal netaip jaučiasi, nežinau. Irgi, sakau, naudoju Windows Defenderį, kuris built-in. O namuose Linuxas, ten irgi tos antivirusinės kaip ir nereikia, jo labiau rankos gal ne iš šiknos augančios. Tai. Nu, taip, Lockbitas tarp kitko buvo išleidę suportą ir Linuxinę mašiną, konkretiem serveriukėm, bet... Nu, tai, bet jeigu admino, kaip sakyt, rankos ne iš šiknos, tai tada viskas tvarko. O šiaip turi tą tokį refleksą, kai įkiši flešiuką ir tada laikai shiftą nuspaustą. Nes tada autoratas nepasileidžia. Jo, būdavo, bet dabar aš žinau flešiukus, kuriuos aš turiu ir ten žinau, kad ten nėra autoron.inf failo, tai niekas ten nepasileis. Ir ant Linuxo irgi nėra automatiškai autorono. Bent jau ant šito Ubuntu šeiminos tai yra. Paleidai jis tau, gal jeigu kažkas yra, tai siūlo paleisti per kažkokią tai programą, arba jeigu tenai manoma, tai tenai kažką tai automatiškai paleis, bet tavęs paprašo. Taip. Paklausia. Jo, atsimenu būdo, iki šį kompaktą ir laukia, kada pasileis ekranas ir kas tenai bus, jeigu žinai. Tai flešiukė reikia tas pats. Žinau, iš vidurinės laikų tokį turėjau tokią situaciją, kuri, sakau, atmušė nuo Windows'ės. Tai kai nueini į mokyklą, įkiši flešiuką, grįžti namo, įsikiši flešiuką, shiftą laikydamas nuspaudęs ir tada ką randi į virustotal.com. Pasirodo, virustotal.com dabar dar gyvas ir labai ten visai neblogai veikia. Jų ten visas veikimo principas, kad po įmeti per webą arba per API failą ir jie ten praskenuoja su ten keliasdešimt tūkstančių antivirusinių. Turi ten papildomą mokamą paslaugą, kad tą exec ar ten kažką išardo, paleidžia ale izoliuotoje aplinkoje šitam hanipote akvariume. Maždaug surašo, kokius čia failus išdropino, prie kokių čia IP adresų jungiasi, vienu žodžiu, visą kitą. Čia su viena konkrečia antivirusinė, su konkrečia viena infekcija, ten apie kalėdas teko apturėti reikalų. Čia maždaug prieš 20 metų turbūt. Ir kur tas Virustotal kaip produktas leisdavo praskenuoti ten su 50 antivirusinių, kurios yra atnaujinamos, ten pradedant ten žinomais vardais, baigiant ten kažkokiais tai kiniškais whatever. Ir ten konkreti infekcija pasitaikė, kurios ten kokį 1,5 mėnesio niekas nedetektindavo. Arba pradėjo detektinti ten kažkoks kinų produktas, žodžiu, nueini į mokyklą, parsineši iš mokyklos naują flešiuką ir žiūri, kad ta infekcija pasiupdeitino. Ir vėl nebevažiuoja. Niekas neberanda. Gudrus virusiukas? Nu, toks, ten aišku, ten nieko labai mandro iš tos serijos, kur ten registruose autoranį įrašai, ten atsiranda, ten perrašo kokį nors
prisikabina prie šito dešinėje pačioje kalbos selektoriaus. Man atrodo, su XP ir Windows ten konkretus egzekas atsakingas už tą visą kalbos pasirinkimo. Tai po tokių bairių kažkaip buvo, šik su tais Windowsais vėliau. Dabar atsidariau tą virus totalo profilį ir ten prieš 19 metų visokių ten prisubmitinta dalykų, prikomentuota, žmonių prilaikinta, toks socialinis tinklas, taip sakant, decentralizuotas, žinai, infekcijų rinkėjų. Ligoninė. Tokia jo. Žinai, kaip ligoninė irgi ten žmonės ateina pabendraut, ypač vyresni. Aš plemba labiau sakyčiau ne tai, kad ligoninė, gal tada psichiatrinė ligoninė, bet priklausomam nuo laisvų labai santykių priklausomų žmonių. Tipo, išeini, prisireikia infekcijų ir tada grįžti pasikalbėti, ką parsinešiai. Toks įdomus požiūris. Kas ten sifilį, kas ten kažkas. Gerai. Dar turim kokių žinau jėmų? Nežinau. Kažkas ant liežuvio galo. Jam pasidžiaugiam. Lemba, bet aš kaip nepakenčiu šitą terminą. Ten intelektas? Ten nėra intelektas, ten yra algoritmai. AI yra marketinginis terminas. Faktas. Čia kaip Digital Twin. Dabar ES projektuose pastarosius porą metų figuruoja, simulacija, grubiai, simuliatorius. Digital Twin. Ta prasme, Nvidia perėmė irgi tą terminą savo ten naujos kartos vaizdo kortas, pradavinėjo, kur vaizdo kortos tinkamos Digital Twin, žodžiu, kūrybai. Kas tai per velnius? Simuliatorius, tiesiog, miesto Digital Twin, tai SimCities, kur ten, nežinau, Kauno gatves pasipaišai, paleidai žmogeliukus ir išsprendi problemas miestą. Tiesiog tokio pobūdžio simuliatorius. Na, aišku, toks irgi marketingas, realios problemas įsprendžiantis. Tai sakau, kad Nvidia pasigavo šitą terminą ir kur, simuliatorius, kažkaip niekas nesupranta, bet skaitmeninis dvynys, tai vyvo. O, čia tai rimta. Tai va. Ką, dar šiek tiek pasakėm, kas yra gerai su pasvardais, kas nėra gerai su pasvardais. Žinokit, kad trumpi pasvardai yra blogai ir tėvus, mamas išmokykit antras pusės. Tai šiaip iš CTB turbūt dar tas linksmas momentas buvo, kur paaiškėjo, kad labai daug žmonių nebūtinai trumpą naudoja pasvardą, bet naudoja tą informaciją, kuri yra atvira. Tai ten vardas, pavardė, arba mailas, arba asmens kodas. Asmens kodas, kuris irgi yra. Taip. Taip. Tai reikia kažką truputį kūrybiškumą, kūrybiškai pažiūrėti situaciją. Unikodas, pavyzdžiui, labai toks kūrybiškas, čia apie kūrybą pastaruoju metu, toks ginčas mastodonė lietuviškajame sukasi. Būtent šiandien. Tai būtent šiandien. Toks ir ką, atviras klausimas. Tai mažėja kūrybiškumas pasaulyje ar didėja? Tai va, bent jau su pasvardais kūrybiškumą žmonės turėtų įjungti. Mes kaip nusprendė įrašinėti tinklalaidę, manome, kad kūrybiškumas nemažėja. Taip. Mes tiesiog yra daugiau šitų galimybių. Taip. Daugiau galimybių tą kūrybiškumą išreikšti. Tai gal šiai dienai ištenks, vėl žmonės skūsis, dabar jau minučių dar ilgiau nieko pakarpysiu. Ne, tai čia viską iškarpytgi bus galima. Palikti tik 20 minučių ir bus apie AI tik tai palikti. Visą kitą užmūtint, nes čia keiksmažodžius prakarpyti dar kažką. Ne, palauk, mes tarėmės, kad nekarpysim keiksmažodžių. Ne, gerai, keiksmažodžių nekarpysim, bet bus ką iškarpyti. Rasim. Tvarko, gerai, iki kito karto, Hebra. Iki kito karto.